Šiandien mūsų tikslas pakalbėti apie išviešinimą, sakykim taip, apie Wikileaks fenomeną ir susijusius dalykus. Tas viešumo lygis jisai kinta ir jisai kintama priklausomai nuo to, aš taip drįsčiau teikti, kiek piliečiai nori žinoti. Ne visada, bet tai priklauso nuo to. Tai yra viešumo ribos gali kisti ir normaliai visuomeniai tas viešumo ribas gali įtakoti visuomenę, ko nebuvo visiškai anais laikais. Manau, visuomenė žino tiek, kiek jinai nori žinoti. Ir tarkim, šiandien Lietuvos visuomenė yra tokiai būklei žinojimo, kiek jai reikia to žinojimo. Tai pasakyčiau, kad šiandien dar nemažai daliai, gal netgi didesniai daliai Lietuvos visuomenėse nereikia žinoti, ką daro. Jiems neįdomu, ką daro valdžia. Dėl to ir pas mus to viešumo turbūt tiek mažiau. Ir kai mes perduodam tą valdžią, reiškia, ir kaip, čia taip pat kaip pasiūs sūnų, reiškia, į parduotuvę su 20 litų nupirkti duonos. Tu tikėsi, kad jisai pareis, parneš duonos ir parneš grąžą. Bet kartais gali būti, kad jis nepareina, jis nusiperka Coca-Colos ir kramtomosios gumos ir nepaneša duonos. Tada tu jį auklėji. Tai lygiai taip pat su valdžia. Tu perdavė visą valdžią už tave tvarkytis ir jeigu nesitvarko, tu reikalauji, kad tvarkytis truputėlį kitaip. Šiandien bando parodyti arba pabandyti išbandyti, kur yra viešumo ribos. Ir tai toks fenomenas. Kaip jis tai daro, to, kad anksčiau niekas nebuvo daręs, paleisti 250 tūkstančių ir 40-50 tūkstančių tiesiog per internetą, nebuvo nei interneto, nei tokių galimybių, ne? Kad informacija pavogta, čia kitas kalbas, bet tai, ką mano supratimu ir aš apie tai rašiau savo straipsnį, tikrai yra grėsmė, arba bent yra ženklai, kai viešumas tampa viešumo teroru. Viešumas kaip teroro įrankis. Šiuo atveju buvo nukreiptas prieš Jungtinės valstijas, ne? Nesvarbu, kiek ta informacija paleista buvo įdomi, neįdomi, mano supratimo, reiškia, tie, kurie dirbo toje politinėje virtuvėje, puikiai žinojo, kas ir kaip, ir ta informacija nesukėlė nei kataklizmų, nei karų, nei konfliktų, tiesiog rezultatas iš viso bus. Ir jau yra labai stipriai sugriežtintas vidinė informacijos pasikeitimas. Wikileaks kaip informacijos leidėjas manęs neįtikina, aš labai skeptiškai nusiteikęs šio klausimu. Tai aš laikiausi visai priešingos pozicijos, aš nežinau, kaip galima neįtikinti, kad jeigu tai yra oficialūs dokumentai. Tai čia net keista, kad apie tai kalbėti, aš galvoju, aš atsakysiu, neįtikina motyvai. Motyvas yra, mano supratimu, vienintelis gali būti šitoje vietoje ir aišku, jis tinka ne visiems dokumentams. Čia galbūt ta problema yra. Problema, kad turim dokumentų iš tikrųjų labai daug, 200 tūkstančių ir tik tai, mano supratimu, maža dalis tų dokumentų iš tikrųjų turi visuomenės interesų vertę. Nes visuomenės interesų iš tikrųjų neturi, kaip kas vadino Putiną ar Berlusconį. Didžiosios visos žurnalistikos istorijos pasaulyje ir Lietuvoje būtent gimė iš nutekintos informacijos. Visos turbūt be išimties. Jeigu nebūtų nutekintos informacijos, nebūtų žurnalistinių tyrimų, nebūtų žurnalistinių istorijų. Vienas ir tam netrukdo šiaip. Iš tikrųjų. Jie dirbo kartu tam tikrą. Ir dabar tu Wikileaks gali pasiimti informaciją, tarkim, lietuvišką atvejį paimkime. Anušauskas apkalbėjo ten, reiškia, Grybauskaitę. Tai ką daro normali žiniasklaidos? Jisai skambina Anušauskui klausimą. Ir ko jis sako, ne, bet tai mes ir pasakome, tu lygiai taip darai tą patį, ką tu gavęs bet kurią kitą informaciją. Tai tikrini. Žinių agentūrai Wikileaks. Tai dar dalis konkurencijos tavo žinių agentūrai turbūt. Ne, aš nematau konkurencijos visiškai, nes pirmiausiai, reiškia, mes esame real time bent jau vienas dalykas, o ne, reiškia, 2002 metų ar 2003 metų. Antras dalykas, mes dažniausiai pateikėm iš tikrųjų 2 arba 3 nuomonės, plus pateikėm tą vadinamą backgroundą, tai mes labai skiriamės. Ir aš manau, kad jas reikia žiūrėti kaip šaltinį, kaip Seimo svetainė tam tikrą prasme, kur nueini ir žiūri, kas už ką balsavo. Tai čia lygiai tas pats.
Libano laikraščio Al-Akbar, kuris tiesiogiai susietas su Hezbollah. Ir yra tiesioginis rūparas. Ir tik po to paleido visą informaciją. Vėlgi, žiūrėkime į tai, į tokius pavyzdžius. Ir aš kalbu apie tai, kad vis dėlto leidžiant informaciją, bet kokią informaciją, reikia turėti tam tikrą atsakomybę. Kiek jinai palies? Žurnalistas, manau, tai, kad tu sakai, truputėlį tu supainėjai žurnalistiką ir vis dėlto propagandą vieną kitokią. Žurnalistas, skleisdamas informaciją, atsakomybę jaučia prieš savo skaitytoją vartotoją dėl savo veiklos principų, kurie dažniausiai demokratiškai yra panašus, bet tikrai neturi žurnalistas žiūrėti dar ir atskiros valstybės, ten valdžios žmonių sukurtos politikos, vienokios ar kitokios gyvenimo interesų. Ir čia ar jo paviešinta, bet viešą interesą turint informacija bus ten kažkam palengvins darbą, pasunkins ir panašiai. Čia ne žurnalisto vaidmuo. Jeigu tai yra viešą interesą turintis dalykas, jeigu tai yra nusikaltimo atskleidimas. Aš paminėjau, kad jie tampa vos ne ta nauja Open Leaks, ar Brussels Leaks, ar Whatever Leaks, Balkan Leaks. Tampa tam tikrą prasme konkurentais reiškia žinių agentūrų. Reikia žiūrėti, kiek yra drąsi visuomenė, kurios išlieka drąsi žiniasklaida, drąsus pasipriešinimas didžiojo brolio kūrimui. Atrodo, kad pasaulyje šis pavyzdys tikrai bus užkrečiamas ir mes turėsim daugiau, gal ne tokio masto iš tiesų, gal ne tokios svarbos, bet reakcija, aš manau, ir vis dėlto visuomenės dėmesys ir ta informacija, kuri buvo, aš manau, jinai paskatins daryti toliau. Dėl Lietuvos labai norėčiau, bet abejoti kol kas. Aš tai manau, kad labai trumpai, jeigu tai yra tiesiog Wikileaksai yra kaip pasikartojantis reiškinys, aš taip vadinčiau, ir jis laiks nuo laiko pasikartoja, tiesiog galbūt dabar periodai ir tarpai, kada pasikartos, bus trumpesni, negu tai buvo prieš 50 arba 100 metų, ir tikrai net manau, kad kai kuriais atvejais nebūtina Wikileaksui tokiam pasirodyti, kad mes, pavyzdžiui, žinotume, jog vyksta kažkas blogai, aš turiu menį, pavyzdžiui, tą pačią Kiniją Rusiją. Ir dėl Wikileakso, jį labiau, kad nėra Wikileaksų ir visus Wikileaksus jie ten draudžia, kuo tai labiau spaudžiama, tuo paprastai aiškiau tampa, kad ten yra kažko negero ir šitoje vietoje aš sakyčiau, kad Wikileaksas turi prasmę labai gerą kartais pažiūrėti tiesiog kaip į veidrodį, kad kažkur jeigu ten tamsu, tai greičiausiai ten jo reikia ir ten yra problemos. Tai jau savaime kartais yra pasiekimas, suprasti, kad jeigu nėra Wikileakso jokio net panašaus, tai ten yra bėdų.